ką, labas rytas. Dar nesu visiškai pilnai prabudusi ir tą akį skauda, tai kažkaip galvau ir kažkokią lemputę užsidegė. Mašina reikalauja serviso. Tai va, bet kadangi išvažiuoju ir kadangi filmuoju vlogmas kiekvieną dieną, kaip ir jau gaunasi, tai vis tiek turiu pasisveikinti. Ne, šiaip viskas gerai. Važiuoju iki kokios parduotuvės, pasižiūrėsiu dar žaisliuko eglutį, nes vakar įsitraukiu ir panašu, kad reikėtų kažką, kokius kelis dasipirkti. Ir šiaip pabūsiu, gal kokios kavos atsigersiu. Nu, žodžiu, standartinis toks mano vienišas išvažiavimas, pabuvimas su savim. Aš tiesiog pagalvojau, kad labai reikia kavos, nes kažkaip aš išgėriau namuose kavos, bet žiūriu, kad nelabai kažkaip man suveikė, neužteko. Tai bus pats tas, va, pasiėmiau kavos, šiaip būčiau ėmus gal ir mažesnį elą, bet kadangi Vijadui mėnesio herojus latė didelis, tai galvoju, nu, po biškį savo, kol čia būsiu, kol važinėsiu ir išgersiu. Bet šiaip tas didelis, tai toks atrodo labai didelis. Aišku, ten jo įpila, tai gal žymiai mažiau, bet tiek kavos išgerti, jeigu būtų pilnas. Aš tiesiog visą tą laiką vaikščiau po parduotuvę ir taip į tualetą norėjau. Įdomu pasivaikščioti, pasižiūrėti, kažkokius smulkmenų nusipirkau, ten biški dovanėlėm, biški kažką savo, bet ieškau šiaip žaisliukų ir nieko gero, nieko neradau, arba viskas jau išpirkta, arba nieko gero, nors šiaip būna šitoj parduotuviai. Šita parduotuvė man visai patinka, jeigu taip nori ateiti pasižiūrėti kažką tokio įdomesnio, kažkokių tokių smulkmenėlių. Tai va, bet neradau ko reikia, tai dabar varau kur nors į tualetą. Ai, geriausiai nuėjau į Petko ir viską radau, ką reikia, greit susirinkau ten tos žaisliukus. Vietoj sugalvojau, kaip papuošiu aš eglę, tikiuosi viską užteks ir varau namo, nes labai valgyt noriu. Labai ilgai migdžiau Tajų, pasirodo, kad jis miegot nenorėjo, tai tiesiog mes ten kokią valandą žaidėm dūkom, kol užmigo jau gan vėlokai. Ir kaip tyčia, nes mes laukiam svečių, galvojau, eiktų greičiau pamiegosi Tajukai, nes turi atvažiuoti svečiai, mamytei reikia dar reikalus savo susitvarkyti, ramiai kavą atsigerti. Tai pirmas dalykas, kurį noriu padaryti, tai išpakuoti kalendorių. Ir šiandien mes turim kelintą dieną iš viso, 7, ne? Čia 7 dieną jau Tajukas praplėšė biškį, bet čia aš nemačiau, kas yra. Tiesiog. Rankų kremas. Šiaip rankų kremų turiu tikrai šiuo metu daug, nes ilgą laiką iš juos mažiau kažkaip naudojau, kai Tajukas dar buvo ir mažesnis, kažkaip man nepatikdavo prisitepti, nebent kažkur jau prieš išeinant ar ką, ar šiaip kartais kokį vieną kartą dienoje gal pasitepu, bet šiaip gal ir daugiau norisi naudoti, bet man dažnai rankų kremų nepatinka problema, kad jie palieka tai kažkokią riebalą, tai kažkokį turi per intensyvų kvapą ir panašiai. Pabandysim, nežinau kada, o gal reikia iš tikrųjų ir pabandyti. Dabar žiema, tai gal ir išsinaudos. Nesvarbu, kad kokie 3 atidaryti yra, net gal ir daugiau. Nes šiaip rankų kremų namuose visur yra. Visur namuose yra mašinoje ir panašiai, visur pridėta. Kvapas tai toksai, kaip rankų kremo, nieko ypatingo. Bet šiaip fainas, toksai lengvos tokios tekstūros. Va, nu visai fainas šitas tikrai. Atrodo toksai iš karto įsigeria. Kvapas nėra toksai per intensyvus, kad būtų. Galima sakyti, kad toks, nu visai fainas iš tikrųjų, va, susigėrė, galima sakyti. Nėra, kad čia kažkokios storos sluoksnio liko. Visai fainas. Negaliu pasakyti, kad prastas. Tai nu aš dabar dar atsigerti kavos. Šitą nusipirkau Thomas Phillips parduotuviai, dėl to, kad noriu pakeisti šitą,
nes šitą jau, nežinau, kokius 5 gal metus naudojam vaisiam dėti ir aš vis galvoju, gal norėčiau kažkokio kito. Tai pamačiau šitą, aiškus plastikinis yra, bet man visai fainai atrodė ir pas mus prie juodų detalių virtuvėje gal visai tiktų, pagalvojau. Norisi kažkaip atsinaujinti tą kamputį, aišku, čia apskritai reikėtų. Šitas netinka čianai, šitas yra irgi man labai fainas, bet jis yra kaip ir vasarinis toks labiau. Norėtųsi kažkaip gražiau pasidaryti, bet dar neprisiruošiu. Žodžiu, čia šitam kampui biški, čia irgi gėlė žalia, čia šiaip norėjau kažką gal kalėdinio pasidėti, bet taip neradau kažko tokio, kad įstriktų man iš karto ir norėčiau paimti ir bet ko nesinori imti, nesinori tų daiktų prisidėti, tai žodžiu. Tai geriau jau tada nieko neimti. Tai va, o šitą noriu pasikeisti. Šitas bus naudojamas tiesiog kaip dubuo, kaip dubenį panaudosim, nes ką jisai dar ir gerai, kokiam salotom užmaišyti ar dar kažką. Pats tas indas tai man tikrai fainas, bet jeigu nebūtų čianai dar ir šitų dalykų. Arbatinukas juodas, tas indas gal visai fainai. Nu aišku, dabar čia nėra, kad labai estetiškai atrodo, bet man kažkaip visai fainiau ir norėjosi tikrai jau čia kažko naujo. Šiaip ir arbatinuko reikėtų naujo. Man rašėt komentaruose, kad anam kampe, kur pasidėjau paveikslą, būtų fainai tenai pasidėti kavos arbatos tokį stationą pasidaryti arba ten kavos aparatą pasidėti. Tai pirmas dalykas, tai aš ten nenoriu daryti kavos arbatos stotelės dėl to, kad negražus mano arbatinukas. Ir iš čia kaip paslėptas, tai geriau atrodo man, bet jeigu aš turėčiau ten kokį smeg, tai gal ir fainai ten gražiai atrodytų, tarkim, jeigu arbatinukas. Bet kol kas neturiu tokio daikto. Ir plus čia yra podeliai sudėti visi, tai kažkaip man čia patogiau šitam kampe. Bet šiaip labai faina idėja, kad ten galėtų būti kažkas tokio panašaus. Šiaip tenais kažkada ir stovėjo kavos aparatas, bet aš jį tiesiog padėjau į spintelę dėl to, kad mes jo kaip ir nelabai naudojam. Aš turiu tą Dolce Gusto aparatą su tom kapsulėm, bet kažkaip, kai aš laukiausi, labai naudojau. Man patiko labai tą kavą gerti, nes jinai tokia lengva, tokia latė dažniausiai, ten kokia kapučino. Bet dabar aš kažkaip jos ilgą laiką nebegeriu. Man nepatinka, kad dažniausiai tenais būna su pieno tais milteliais, o aš kaip ir dažniausiai su augaliniu pienu geriu, tai tų kapsulių ne visą laiką randu kažkaip parduotuvėse, kad lengvai nusipirkti ir kažkaip taip ir nebegerdavau ir padėjau aš jį tiesiog į spintelę, bet galbūt ir sugalvosiu kurią dieną įsitraukti, gal reikės pabandyti kokių kapsulių nusipirkti ir pagerti vėl karts nuo karto, vis tiek namuose, kaip visą laiką būnu, dažnai tą kavą geriu, tai gal, nu nežinau, dėl šito pasižiūrėsiu, bet gal ten ir fainai atrodytų iš tikrųjų. Tai dėl šito dar kitą kartą pasižiūrėsim, pagalvosim, gal kažką padarysim. Čia aišku, tajukas nuo eglės lupa šitus, tampo to žaislus, jam čia yra žaidimas ir pramoga taip daryti, tai nežinau, kaip čia bus su tais žaisliukais, nes nupirkau žaisliuko, eisiu dėsiu aš juos, bet nežinau, čia kaip tajukas reaguos, dabar vėliau kaip čia užkabinau žodžiu. Taip, čia atvažiuos pas mane svečių mano sūnėnas. Labai seniai mačiau, paruošiau jam dovanėlių, nes jam patinka šunyčiai patruliai, sakė sesė. Tai nupirkau kažkokį šiandien, atsidaro ir čiulpinukas. Tai va, ir čia kažkoks sausainukas, staigmena, gal kažkoks lipdukas, nu čia kažkokia smulkmena. Tai va, tai paruošiau dovanėlių. Ir eisiu laukti. Aš einu tokius kaip ir greitus pietus suregzti, nes tajukas nelabai valgė pusryčių, o dabar apie 11 ir galvoju, kad tokius kaip ir blinelius jam iškepsiu. Tokie kaip ir bulviniai blinai. Tiesiog įdėjau ir bulvę sutarkavau per tą burokinę tarką ir morką, šaukštas miltų, svogūnai, kiaušinis, druska, pipiriukai, žodžiu kažkas tokio. Ai, dar turiu šiek tiek likusių šitų kukurūzų, tai irgi sudėsiu. Ir kepsiu šitoj čirvinių blynų keptuvėj.
Nu va, kokie gavosi bulviniai, čirviniai blinukai. Greita ir paprasta. Mes esame kelyje. Labai staigiai buvo priimtas sprendimas išvažiuoti iš namų. Dėl to, kad vyras važiuoja į Megą su savo reikalais, tai mes su Tajuku tiesiog galvojom eilinį kartą prisimazinsim, nes ką mes sėdėsim namuose. Tai va, tai jau netoli esame Megos ir galvoju, gal niekada nesam buvę su Tajuku šitam Megos zoo parke. Tai galvoju, gal tenais nulėksim, pabūsim. Kadangi taip greit išlėkėm iš namų, nieko nepasiėm, nei vandens, nieko, tai atėjom dar vandenuko greit prisigriebti. Čia, o Tajukai mes eisim. Mus pasitinka koks grožis. Geras. Tokia įdomesnė patirtis, kai tu vaikštai visur ir tiesiog iš paskos tave sekioja kalakutas. Einam, Tajukai, pamaitinsim jūrų kiaulytės. Ateik čia. Ateik. Duok jūrų kiaulytei. Oi, įsigando, švelniai gal. Gal švelniai eina, nu švelniai, gerai? O tu gal padėk ir jinai ateis ir paims, gerai? Gal padėk čia. Vat. Va. Va, suvalgė, šaunuolis. Paskutinis toks mažylis liko. Brokolis. Eisim dar gal paimsim? Va. Einam pas triušiukus? Einam. Eik. Oi. Va, matai. Paglostiai. O šitą baltą gražų. Buvo šaunuolis mano. Va. Labai geras buvo sprendimas išvažiuoti, nes pirmą kartą buvom tam parke, tai labai gerai praleidom laiką, labai patiko, Tajukui labai patiko šerti tuos gyvūnėlius, tai žodžiu smagu ir aš ten pirmą kartą buvau, tai fainai buvo labai gerai, kad išvarėm, o dabar dar atėjau čianai kalendorių įsilupti. Galim pasižiūrėti, kelintą šiandien dieną. Kelintą šiandien 8 jau. Kažkoks yra veido valomasis gelis. Šitą prekės ženklą tai žinau, bet būtent tokio dalyko nemačius. Gal visai įdomu bus pabandyti. Ir dar, kai jau ten pabuvom, dar nuėjom tenai Megoj, kur viskas papuošta, nuvedžiau Tajuką, kad pasižiūrėtų, žodžiu, ten prie tų eglių, prie tų gyvūnėlių. Ir dar galvojau, gal visai būčiau norėjus ir kavos kažkur išgerti, bet taip jau sutarėm su vyru, kad važiuojam namo, tai bent jau užėjau ir visiškai netikėtai pasiėmiau desertų. Tai vienas yra su lazdynų riešutais ir kažkuo, o kitas su braškėm jogurtinis, kažkoks toksai. Tai šiaip aš esu labiau žmogus tokių desertų, kažkas, kas būna su šokoladu, su karamelė,
labiau toksai žmogus esu, o šitas irgi visai bus įdomu šiaip paragauti. Abu paragausiu, įdomu, kuris skanesnis. Šiaip abu belen kaip skanus, bet nebereikalo aš esu labiau šitų dalykų žmogus, nes man kažkaip skaniau. Čia su karamelė ar tai su šokoladu. Tai va, pasidarėm kavos, eisim, atsigersim kavos, pailsėsim, nes tajukas miega. Tai va, tai galėsim pakimarinti. Vakar Pepko įsirinkau va tokias spalvas. Pamačiau tą auksinę, galvojau, gal visai fainai būtų. Iš pradžio gal ir kažką kito galvojau, bet ir ta ruda man labai atrodė gražiai, atrodys prie tų apelsinų. Ir tada dar va pasiėmiau prie rudos, man pasirodė, kad va šitie fainai bus. Tokie voveriukai, grybukai, šitus turiu nuo praeitų metų. Ir dar va šitie nuo praeitų metų. Nežinau, čia ta balta tiks, bet nu tokie faini tie paukščiukai, tai kažkaip reikės įkomponuoti. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Aš vėl esu virtuvėje ir gaminu valgyti ir pagalvojau, kad ir vėl aš gaminu valgyti ir rodau jum, bet kadangi filmuoju kiekvieną advento dieną vlogmą, tai nu tiesiog rodau, kas vyksta gyvenime kiekvieną dieną, tai toks tas gyvenimas yra. Darom buitį, gaminam valgyti, kiekvieną dieną valgom ir tikiuosi, kad ir pas jūs toksai gyvenimas yra. Labai noriu valgyti, nes jau nebeatsimenu, kada valgiau prieš kelias valandas, tai noriu skubiai pasidaryti. Gerai, kad tėtis su tajuku išvažiavo į lauką pabūti, tai aš savo ramiai galiu pasigaminti. Einu dabar gaminti vištieną su špinatais, su daržovėm, kažką tokio. Šiaip su špinatais aš niekada negaminu, bet špinatai buvo nupirkti, kaip ir galvojau parduotuvėje, kad gersiu kokteilius, bet taip ir nepasidariau aš tų kokteilių ir jau matau, kad nepasidarysiu per artimiausias porą dienų. Tai tiesiog galvoju, padarysiu tų makaronų su špinatai. Šiaip nežinau, kaip čia tiksliai daryti, bet kažkokį receptą susiradau ir improvizuoju. Aš visada taip pasiemu kažkokį receptą ir pritaikau savo, kažką paimprovizuoju, bet kad būtų bent jau kažkokios gairės, kaip ten ką daryti. Tai va, tai kadangi su špinatais nelabai ką darau, tai pasinaudosiu receptų ir einu kažką tiesiog susimakaluosiu. Nu va, kažkaip taip. Špinatai vištiena, daug svogūno ir daug česnako ir paprika. Ir turiu tokius makaronus pilno grūdo. Tai bus makaronai ir viskas, man atrodo. Gal biški ir yra toks jausmas, befilmuojant šitą vlogmas, kad atrodo, kad čia nieko gero neparodai, dar pasižiūri gal kitų merginų vlogmus, tai atrodo gal ir daugiau kažką parodo. Aišku, yra ir tokių merginų, kurios irgi va taip paprastai tiesiog savo kasdienybę filmuoja, yra merginos, kurios dirba ir tarkim filmuoja, tai irgi to laiko mažiau žymiai filmuoti. Tai va, tai atrodo, gal ir kartais čia taip jau, kaip kiekvieną dieną filmuoji, tai atrodo, nieko čia gero neparodai, čia tas pats per tą patį, nes atrodo, norisi kažką kaip ir fainiau, gražiau parodyti, bet niekas nevyksta, tiesiog gyvenimas paprastas vyksta. Tai taip ir kažkokie biški apmąstymai iš karto automatiškai ateina, bet, kol matau, kad žiūrit, kol sulaukiu vieno kito komentaro, kad viskas ok patinka, tai dar filmuoju, bet kažkaip jau vlogmas įpusėjo ir kažkaip pergyvenu, kad ar jums nenuobodu, tai nežinau, tikiuosi, kad viskas ok. Vieną kitą kartą gal kažką įdomiau nuveikėm, bet iš esmės, tai ką, vyksta gyvenimas ir toks jis ir yra. Kol tajukas miegojo, mes dar pabaigėm ir eglutę papuošėm. Tai va, kol maistas čirška, dar biški parodysiu. Va, kaip man gražiai tie atrodo voveriukai.
Faini žaisliukai. Šitokį dar radau, 2 tokius turiu. Tie paukščiukai, tai man iš vis labai gražiai atrodo ant eglės. Tai va, tai čia manau, kad jau toksai kaip ir galutinis variantas yra. Gal norėtųsi vietomis didesnių tų burbulų, kad būtų jie skirtingo dydžio. Galėtų būti ten mažesni, didesni biški, bet visko užtenka, nereikia ir čia belenkiek prikrauti ant tos eglės. Man tai gražu, šiaip eglė pati savęs graži ir lemputės dar visa kita, tai nežinau, man patinka. Ir patiko tas jausmas puošti eglę vis po biški. Po biški lemputės, po vieną kitą žaisliuką, žodžiu. Tas visas procesas, nes atrodo užtruko tą eglę puošti, bet man kaip tik gal net ir patiko. Biški pabuvo jinai tokia, paskui biški pasipildė. Dabar jau tokia liks, nebent dar kažkur kažką vaikščiosiu ir užmatysiu kokį įdomesnį žaisliuką ar kažkokių idėjų kils, bet tai va, su eglutė done. Recepte rašė, kad reikia su grietinėlė daryti šitus makaronus, bet aš kadangi neturiu grietinėlės, tai tiesiog aš įpyliau vandens į tą vištieną su daržovėm ir įdėjau lydyto sūrelio. Ir šiaip lydytą sūrelį šitą ir į sriubas kartais dedu, ir kažkokius troškinius. Kai jau pabaigiu ir dar įdedu to lydyto sūrelio, tai man labai skaniai gaunasi. Tai va, turėjau šito, tai dar įdėjau šito ir bus toksai padažiukas. Nu va, makaronai su špinatais ir vištiena. Aš jau tiesiog bėgu valgyti, nes labai noriu. O gerai man pasisekė. Spėjau ir ramiai valgyti pagaminti, ir ramiai dar pavalgyti. Ir tik tada grįžo mano vyrai. Ramybės valandėlė buvo mamytei. Galiu užskaityti šitą pasibuvimą kaip laiką savo.